Du svoločiai, skiriu akivaizdžiai vienam ir vieninteliam. Svoloč. Rašykos svetainėje buvo du kietasprandžiai, aš ir Svoloč. Svoloč buvo vienas geriausių rašytojų visoje svetainės istorijoje. Tikras pramuštgalvis su plunksna rankose. Aš buvau gana transgresyvus, taip pat žvelgiau į rašymą. Kaip jūs sėmimą veltėdžiaus. Vis ruošiausi publikuoti savo naują kitą didžiąją Lietuvos novelę. Nesėkmingai, šiaip ar taip Svoloč ir aš buvom dvi ryškiausios šviesos. Rašykė ir vieną gerą dieną mes, Svoloč ir aš, pagaliau susitikome. Tai buvo trankus rašyko bendruomenės susitikimas. Jis sėdėjo su savo kompatriotais ir aš sėdėjau su savo. Nagi, užkalbink jį, mano bičiuliai, paragino. Atsakiau, velniop tą maištaujantį, dandį, esu su Nyčia, tegu jis ateina pas mane. Galiausiai Svoloč atsistojo ir išėjo į lauką parūkyti ir vienas mano draugužių paklausė, ar bijai to žmogaus? Aš atsikėliau ir prisliūkinau už Svoloč, kai jis įsitraukė cigaretę ir ją prisidegė. Sveikas Svoloč, pasakiau. Jis atsisuko. Sveikas Titai, ar vadinti tave Pašindėl? Tuomet jis pasirausė savo kuprinėje, įsitraukė viskio butelį ir padavė man. Aš smarkiai užsiverčiau ir atidavė atgal. Svoloč, ką darysi, kai rašykos svetainė užsilenks? Kur dėsi tekstus? Pradėsiu rašyti vokiškai. Tuomet jis nuėjo atgal prie savo stalo, o aš prie savo. Ką jis pasakė? Nieko įdomaus. Kažką apie Hitlerį. Jeigu skaitai tai šiandien, Svoloč. Pamiršau tuomet pasakyti, ačiū už gėrimą.